Sveiki visi, aš esu Vaiva Kubilaitė. O aš esu Gintė Milkevičiūtė. Ir jūs klausotės podcast'o Techkinship balsai. Šioje tinklalaidėje mes norim diskutuoti apie klausimus ir aspektus gyvenimo ir darbo, kurie kartais nebūtinai yra patogus. Mes visi juos išgyvename, mes juos patiriam, bet kartais kalbėtis gali būti nejauku. Tai, pavyzdžiui, praėjusį podcastą mes kalbėjomės apie perdegimą. Ir šiaip, nors atrodo, kad tema yra išsemta nuo iki, bet vis daugiau žmonių Lietuvoje perdega ir man tai tik dar kartą įrodo, kad apie tai reikia dar kalbėtis ir kalbėtis. Tai čia buvo praėjusiame podcast'e. Beje, jeigu jūs matėt praeitą podcast'ą, tai atsimenat, kad aš buvau viena ir kalbinau pašnekovą. Nuo šiandien mes podcast'us vesim kartu su Ginte, mano buvusią kolegę, ir turėsim pakelių pašnekovų. Tai Ginte, kaip praėjo tavo savaitę? Šią savaitę tai aš manau, kad bandau susitaikyti su tuo, kad dangus pilkas ir gyvenimas toks biški liūdnas rudenį ir šviesos greitai nebus. Tai šiandieninė rytinė saulė buvo toks smagus dalykas, galvoju, kad galėtų jos būti daugiau. Aš tai tikrai turiu tą tokį, žinai, kad kai pasidaro tamsu, tai man atrodo, kad 6 vakaro reikia eiti miegoti. Nes tamsu, viskas, jau baigėsi diena, žodžiu, dienas trumpėja, laikas eiti miegoti. Ir kažkaip mes čia su draugėm irgi kalbėjom apie tai. Tai labai įdomią mintį išgirdau vienos draugės, kuris sako, o man atvirkščiai, man šitas laikas duoda galimybę pailsėti ir daryti dalykus lėčiau. Tai nes vasara, žinai, mes, kadangi ta mūsų vasara tokia trumpa, tai mes turim tą tokį poreikį išnaudoti kiekvieną akimirką. Jeigu tik geras oras ir saulė šviečia, reiškia, reikia būti lauke, su kažkuo susitikti, kažką veikti, kažkur nueiti. O kai pasidaro taip tamsu, tada galima skaityti knygas vakare, ilgai gaminti valgyti ir panašiai. Tai man dar šita logika neveikia, bet aš jos laikausi įsikibusi ir galvoju, kad kažkaip pavyks. Manau, kad šiaip ruduo geras metas, ta tamsa turi savo privalumų. Gali užsidegti žvakių, užsidegti židinį, gerti raudoną vyną, ruošti vakarienę ir valgyti daugiau saldumynų, nes vis tiek reikia pateisinti tai, kad už lango tamsu ir tau reikia kažko, kas tave palinksmintų. Tai taip, ir galų gale artėja metų šventės, aš bent jau pati tokią metų pabaigą laiku, kai gali susidėlioti, ką tu nuveikiai šiemet, pasidaryti tokią metų apžvalgą. Ai, tu ta, kur darosi metų apžvalgą, ne? Taip, mes darom metų apžvalgą draugų kompanijai ir tarp savęs šeimoje, ir pagalvoti, ką aš čiagi noriu nuveikti kitais metais. Okay. Rimtai, jūs taip... Atsakingai. Aš tai, žinok, per kelis metus supratau, kad man metų gale ir metų pradžiai visai nesinori darytis metų apžvalgų ir aš jas daraus kažkur kovą. Aš kovą pradedu galvoti apie metų tikslus, žodžiu, man matyti kažkaip noris pailsėti, žodžiu, truputį nuo tų metų ir tada susieina viskas. Bet ne apie tai šitą šiandien laida, ar ne? Šiandien mes norim pasikalbėti apie tokią man asmeniškai labai įdomią temą ir galvoju, kuri yra aktuali ir mum kaip darbuotojam, bet ir kartu mum kaip vadovam, jeigu mes esam vadovai, ar ne? Tai yra apie atsakomybę ir atsakomybės pasiskirstimą ir kas yra atsakingas už darbuotojo motyvaciją ir efektyvumą. Ar tai yra pats darbuotojas, ar tai yra vadovas, ar tai yra organizacija, pavyzdžiui, ar ne? Ir pradedant šitą temą, aš labai noriu ir galvoju, kad mes negalim neaptarti iš tikrųjų visai neseniai iškilusios tokios car vertical situacijos. Tai truputį papasakosiu tiem, kas galbūt nematė, ar ne, bet maždaug prieš mėnesį LinkedIn'e car vertical vadovas Rokas Medonis pasidalino tokią nuotrauką savo žinutės, kurią išplatino visiems savo darbuotojams Slack'o kanale. Ir kaip jis taip pats dalindamasis rašo, kadangi šis šokiruojantis faktas, jog darbe prašoma dirbti, pasiekė ir išorės didžiuosius kanalus, tai manau, kad laikas prisiduoti ir pasiviešinti dar plačiau. Tai aš prisipažinsiu, kad iki tol, kol pats Rokas nepasidalino šitą žinutę, aš tikrai nieko nemačiau, bet matyt, kad buvo toks faktas, kad tai išėjo. Ir galvoju, jau vien tas jo komentaras, ar ne, kadangi šis šokiruojantis faktas, kad darbe prašoma dirbti, buvo paminėtas, bet tuo pačiu jisai to žinutėje dar tokius aš išrinkau kelis, kaip jis vadina, dramblius kambaryje minim. Tai vienas startup vibas yra, kai žmonės daro kiek reikia, kad rezultatai būtų geresni už kitus.
o ne bare minimum. Ir kad sorry, bet darbas nėra jūsų psichologas, baras ar sporto klubas. Tai čia tokia viena jo žinutė buvo tame laiške darbuotojam. Antra, aš kaip suprantu, Car Vertical propaguoja remote first kultūrą, bet ką jisai sako, kad ta kultūra nereiškia, kad galima vedžioti šunį 2 valandas arba nuo 14 valandos būti nebepasiekiama. Ir trečia, kuri man irgi užkliuvo, tai kad skatinam atsipalaidavimo kultūrą, tikėdamiesi, kad ji bus motivatorius deliverinti daugiau, o ne, kad galima daryti bet ką, dirbti bet kada ir iš principo už tai nebus jokių pasiekmių. Ir ką tu galvoji, Ginte, apie tai? Nu, šitas postas tai tikrai sulaukė daug rezonanso sukėlė ir daug žmonių komentavo ir faktas, kad yra žmonių, kurie irgi taip pat labai panašiai galvoja ir turbūt bent jau tam tikra prasme toks dramblys kambaryje egzistuoja, jeigu jau taip reikia apie jį kalbėti ir žmonėms tikrai kaip jaučia, kad čia yra svarbus dalykas. Gal man pačiai, kas užkliuvo, tai kaip Rokas mini tą atsipalaidavimo atmosferą. Tai galvoju, kad čia visai toks įdomus kampas, kaip iš vienos pusės įmonės nori, kad darbuotojai nesijaustų kiekvieną kartą ten dirbdami arba darydami užduotis įsitempę ir negalintis paimti pertraukos vien tam, kad jiem ten pavargo ar panašiai. Bet kita vertus, taip pat nenorim, kad to atsipalaidavimo būtų per daug ir tie darbuotojai tiesiog vedžiotų šunį 2 valandas, jeigu taip iš tiesų vyksta. Tai aš galvoju, kad čia gal visai toks geras įvardymas tokio kaip trendo to atsipalaidavimo, ar kuris iš esmės yra geras dalykas, bet turi turbūt ribas, kaip ir dauguma dalykų. Ir kitas dar momentas, ką tu čia paminėjai, kur dabar klausydama tavęs pagalvojau, kad tas remote first yra toks įdomus dalykas ir aš manau, kad įmonėm darosi sunku jį priimti arba teisingai įdiegti taip, kad jie būtų iki galo patenkinti. Ir kai tokios didelės kompanijos kaip Amazon tiesiog nustoja leisti savo darbuotojams dirbti iš namų ir prašo jų būti kiekvieną dieną darbe, tai iš esmės tokia formuoja ir kaip ir lūkesti platesnį, ir tarkim, ta banga kaip ir nuvilnyja iki mūsų. Ir aš galvoju, kad čia toks kaip dvi ašmenis kardas. Iš vienos pusės labai fainų, iš kitos pusės, kai tu tiesiog pasinaudoji tą situaciją per daug, tai tada turim, ką turim. Aš dar galvoju, kad tas ir Roko minimas startupo vaibas, iš vienos pusės jisai labai teisingai parašė. Startupas paprastai yra hustle, ar ne? Dirbam tol, kol pasiekėm. Jo, sunku, daug, darai viską, ką reikia ir varom tol, kol pasieksim rezultatą. Bet iš kitos pusės, ir ypač mes čia ir filmuose matom ir visur kitur, kad startupai yra, iš vienos pusės daug dirbam ir sunku, iš kitos pusės max chill, labai smagu, labai faina, trendi vietoj ofisą, viskas ten ryškiom spalvom ir panašiai. Ir tie patys Car Vertical, beje, už ką po Roko šito pranešimo irgi ten gerai apie juos daug komentavo. Tai pasakykim gražiai LinkedIn, ar ne, kad jie patys savo Car Vertical LinkedIno komunikacijų viešojo organizacijos iš tikrųjų labai daug komunikuoja visokių bairių apie prokrastineitinimą, ką tu čia šiuo metu darai, aš dabar in a zone iš tikrųjų googlinu, galų galėje ten dalinas, mes nusipirkom ofise masažinę kėdę, ir toks tarsi gaunasi disonansas tam tikras, nes iš vienos pusės tu pats kaip ir čia reklamuojas, kaip pas mus faina ir chill ir mes čia viską galim daryti, o tada ateini į eterį ir pyksti, kad darbuotojai nedirba, Tai čia, manau, tikrai yra prasmės, tą, ką tu sakai, nes daugeliui darbuotojų, ir ypač turbūt jaunų, tik neseniai pradėjusių dirbti, tikrai kyla toks disonansas, nes nieks nekalba, kaip aš ilgai dariau kažkokią analizę, arba kaip aš ilgai sprendžiau kažkokį programavimo spaiką, kurį reikėjo ten sutvarkyti, arba kažkokį bugą ilgai sprendžiau, vien tam, kad tai nesukuria tokio kaip geros žinutės arba lengvos perteikti. O dalykai, kas yra susiję su naujom kėdėm, šunim ofise, saldumynais, kažkokiom pramogom ir taip toliau, jos žymiai paprasčiau yra tiesiog papasakoti ir jie tokie ryškesni, įdomesni, labiau gal dėmesį traukia.
Dar aš galvoju, vienas momentas šitame reikale yra tas, kad kaip Lietuvoje yra daug įmonių ir jos varžosi tarp to pačio gana nedidelio baseinėlio specialistų ir visi nori, kad geriausi žmonės dirbtų pas juos. Ir čia tiesiog toks kaip varžybų efektas gal gaunas. Jeigu vieni turi kėdes, tai kitiem reikia kirpyklos. Jeigu ten turi kėdes ir kirpyklą, tai tada nori šunų kirpyklos ar dar kažko. Bet tada, tada turim tokią situaciją, kad tada gaunasi, kaip tu ir sakei, disonansas tarp šitų dviejų dalykų. Ir iš vienos pusės man šiaip smagu, kad įmonės stengiasi ir ieško būdų, kaip darbuotojams palengvinti arba praskaidrinti jų darbo dieną. Gal kava, gal saldumynais, gal dar kažkuo. Bet iš esmės turbūt ir pametam atsakomybės klausimą, kad kas yra šitos papildomos naudos ir kaip mes jas žiūrim. Ar tai reiškia, kad aš jomis galiu naudotis ir jeigu yra žaidimų kambarys, tai pusę dienos galiu praleisti žaidžiant? Ar vis dėlto tai yra toks kaip nauda, bet reikia nepamesti konteksto, kad tu vis dėlto esi darbo vietoje? Bet aš galvoju, tu čia labai gerai nuvedei nes pradžiai dar aš galvojau, kad yra tame ir organizacijos šiaip jau klaidos, tai kad jeigu tu formuoji savo komunikaciją į vieną pusę, tai gal ir nieko keisto, jeigu potencialus darbuotojas stebėdamas tavo komunikaciją galvoja, kad čia tai gal ir nebūtina dirbti, nes čia viskas tiesiog fain ar ne ir ateinu ir čilinu ofise. Kas aiškus, logiškai tu turėtum suprasti, kad taip nėra, bet jeigu komunikacija tik taip formuojama, tai susidaro toks įdomus vaizdas. Bet tada tu čia labai gerai nuvedei tą, kad bet yra dar ta asmeninė atsakomybė, kur mes vis dėlto visi suprantam, kad einam dirbti, ar ne? Ir aš kaip darbuotojas turiu tam tikras atsakomybės. Čia matai dar, kaip ir taip, bet turbūt dar svarbus momentas tas, kad nėra savaime suprantamų dalykų. Ir tai visiškai tinka ir asmeniniam gyvenime, kai santykiuose su draugai šeima, bet to pačiu tas pats principas galioja ir darbe. Ir rasti balansą turbūt nėra lengva. Ir tada gaunasi vienas ekstremumas atsveriamas būna kito. Ir tada tiesiog esam tokio nemalonioj situacijai, kur ir vadovai, tikiu, nebuvo malonu šitą žinutę rašyti ir paskui tvarkyti su viso ažiotažo LinkedIn, tiek patiem darbuotojam, kurie ją skaitė. Grįžtant prie to darbuotojo atsakomybę, ar ne? Ir kad tu pati sakai, nėra not so common. Šiaip aiškus, mes didžioji dalis mūsų turim job description arba tą atsakomybių dokumentą, ar ne, kur kaip ir parašyta, kas yra mano darbas, bet aš žinau, kad tu truputį researchinai, kas apskritai apibrėžia, kaip apsibrėžia darbuotojo atsakomybę. Tai ir turbūt ta darbuotojo atsakomybė, čia šiaip įdomus klausimas, tu gali Wikipedijos straipsnį paskaityti, kas tai yra, bet aš gal pabandysiu perleisti per save ir kaip aš tai suprantu. Man tai yra toks, kaip nebūtinai viską gali tiksliai iki galo aprašyti žodžiais, ypač tuose darbuose, kur darbuotojai kuria ir daro kažką naujo, kaip yra visi turbūt mūsų ofisai esantis čia aplinkui, kur darom kažką, kas niekada nebuvo daryta, arba norim išspręsti kažkokią problemą, kur nėra aiškaus sprendimo būdo. Ir tada atsakomybės toks klausimas, ką mes įdedam į tą žodį, jis iš esmės skiriasi galbūt nuo to tokio tradicinio supratimo, jeigu darbuotojai būtų ūkininkai ir ten tiesiog turėtų prižiūrėti, daryti žemės ūkio darbus ar kažką panašiai. Ir aš tą atsakomybę suprantu kaip tokią jungtinę, skėtinę, galima sakyti, savoką. Ir man po ją patenka šiaip gebėjimas įvertinti savo laiką ir savo įgūdžius, gebėjimas turėti tokį kaip ownershipo jausmą ir atsakomybės jausmą prieš kolegas. Tai pavyzdžiui, gebėti apgalvoti, kiek tau truks užduotis. Ir pasistengti pagalvoti apie ją iš skirtingų kampų, vien tam, kad galėtum tiksliau pasakyti, ką tai reiškia, kaip tavo darbas paveiks kitus kolegas. Kitas momentas yra turėti kontekstą apie ką yra mano darbas, ar ne? Daugumoje, bent jau ir mano darbe, produktų kūrime yra daug konteksto, kurį reikia turėti ir gebėti kitiems žmonėms perteikti, tam, kad jie galėtų atlikti savo darbus.
Ir kitas momentas, kad mes dirbam labai tokiam kaip specializuotam, sakykime, darbe, ir jeigu mes norim išspręsti kažkokią problemą arba padaryti naują funkcionalumą ar naują sistemą ar panašiai, tai mums reikės daugelio žmonių indėlio tam procese. Ir tada gaunasi gebėjimas komunikuoti ir dirbti tokioj komandoj labai svarbus dalykas. Tai pavyzdžiui, jeigu tu įsivaizduoji, kad aš galiu pasakyti, kad aš pabaigsiu po savaitės, bet iš tiesų aš nelabai investavau į šitą ir gal truks mėnesį, tu turi sukurti tokį lūkestį, kur kiti savo darbus ir savo veiklą planuoja pagal tai. Nu ir paskui turim tokį ir tiek ir nepasitenkinimą, tiek tokį kaip waste, prastai neefektyviai praleistą laiką. Ir aš galvoju, kad laiko valdymas, gebėjimas komunikuoti, dirbti komandai yra tokie atsakomybės gal kertiniai momentai, kur jinai pasireiškia ir matosi, kad jos, kaip ir trūksta. Dar galvoju, vienas iš momentų, dar irgi, aš irgi taip siekčiau, kad noras ir gebėjimas mokytis. Nes dauguma mūsų darbų, jie labai stipriai keičiasi ir jie nestovi vietų ir taip, kaip aš jį dariau prieš metus, turbūt aš jį nedarysiu taip pat šiais metais ir kiti metai bus dar kitokie. Keičiasi kontekstas, technologijos, kolegos, pats produktas, ką mes norim pasiekti, problemos, kurias sprendžiam ir panašiai. Tai gebėjimas mokytis šitoje vietoje, mano galva... Ir noras mokytis. Ir noras yra tokios kaip irgi atsakomybės momentas. Gal tu ką turi pridėti? Aš, besiklausydama tavęs beveik ten ties pirmų punktų užstrigau iš tikrųjų, kur buvo gebėti įvertinti savo darbą ir ką tau reikės padaryti ir kiek laiko tas užtruks ir atvirai, man pačiai ne visada pavyksta, ypač jeigu kažką naujo darai, žinai, bet aš bent jau ką stengiuosi tada ir komunikuoti, kad darau naują dalyką, nežinau, kiek užtruks, bet dabar išsiskiršiau tą darbą ten tokiais etapais ir, pirmas etapas yra man aiškus ir jisai truks tiek laiko, žinai, bet ir tai ne visada pavyksta. Bet tas man labai priminė istoriją, kurią iš tikrųjų noriu pasidalinti. Prieš maždaug metus turėjom situaciją, kad mūsų kolegė atėjo pasikalbėti apie norą pasikelti atlyginimą ir tas vyko maždaug ties viduriu, kai, žinai, mes paprastai turim atlyginimų peržiūrimo periodą, ten man rodos kovo mėnesį, tai tas vyksta kažkur rugsėjai, sakykim. Ir žmogus ateina su tokiu, bloga emocija. Tu jauti, kad žmogus yra susierzinęs, žinai, ir ateina su prašymu kelti atlyginimą ir kelti atlyginimą drastiškai. Dabar taip tiksliai nepasakysiu, kiek buvo, bet ten gal 50-60%, žinai. Tai buvo, man tai buvo šoking maždaug, kas čia ką tik įvyko ir kodėl mes turim šitą pokalbį. Tai truputėlį pasigilinu, žinai, aiškus, ką mes pasidarėm, visų pirma pasitikrinom, ar jos atlyginimas normaliai atlyginimų rėžiuose, žinai, ir ar, gal tikrai mes esam padarę kažkokią klaidą, tai ne, jisai yra normalus, toks, kad galėtum tikėti, žinai, panašaus lygio specialisto. Bet truputį daugiau pasikalbėjus, pats žmogus pasidalino, kad tiesiog labai daug dirba jinai. Kad, žinai, yra noras daryti gerai, yra noras deliverinti ir dėl to jinai dirba vakarais, kartais dirba savaitgaliais, nebeskiria laiko šeimai, žinai, ir panašiai. Kas skamba šiaip labai blogai ir galvoju, iš vienos pusės galėtum galvoti, yra ir vadovo atsakomybė čia, nes, darbuotojas neturėtų dirbti savaitgaliais ir vakarais, žinai. Bet kai mes pradėjom gilintis apie projektą ir jinai, kadangi ten dirbo su visa komanda, tai, žinai, ir su komanda pasikalbėjom, kas ten vyksta, gal tikrai yra ten iš užsakovo labai daug reikalavimų, tai supratom, kad iš tiesų tai yra to žmogaus pasirinkimas. Kad ir tas pasirinkimas, jis gal toks nesąmoningas, bet žmogus tiesiog, aš kaip sakau, yra tas toks pirmūno sindromas, kur aš asmeniškai irgi turiu, tai man labai lengva buvo atpažinti tą, žinai, toj situacijai, kur tu supranti, kad žmogus labai nori gerai padaryti savo darbą, yra gal netgi perdėm, sakyčiau, atsakingas už tą rezultatą ir dėl to investuoja tiesiog daugiau laiko negu reikia ir daro, geriau negu reikia, žinai. Tai ir tada, aišku, žmogus yra piktas ir jisai visų pirma, tai bent jau toj situacijai, tai ne ant savęs pyko žmogus. Žmogus pyko ant organizacijos, nes jausmas, žinai, aš pavargęs, aš neturiu laiko šeimai tam manam, darbdavys kaltas, tegul kelia atlyginimą. Bet kieno iš tikrųjų čia kaltė? Tai čia gal turbūt kaltę kam nors priskirti, gal ne visai gal teisingas būdas, bet klausimas, ar galėtume kažkaip geriau šitokioj panašioj situacijai pasielgti,
nes, tikrai gaila kolegės, kuri taip stengiasi ir turbūt jai gali tek paklausyti ir perdegimo podcast'o po tiek streso patirto, bet tas toks irgi vidinės atsakomybės jausmas kartais irgi jisai gali būti per stiprus ir jo ir kaip turbūt dorybė yra saikas, tai iš ir vienos ir kitos pusės. Tai aš galvoju, kad kaip tokių situacijų išvengti, gal dabar į galvą ateina porą momentų. Tai iš vienos pusės, kad kaip turbūt vadovo darbas yra stebėti savo darbuotojus ir suprasti, kur jie yra ir gebėti pastebėti tokias vietas, kur žmogus visą laiką yra online, visą laiką čia ir iš esmės persistengia. Tai kaip įtraukti tokių situacijų atpažinimą į one-on-one'us, kaip skatinti kultūrą, kad žmonės tiesiog pasakytų arba jaustų, kad jie gali apie tai šnekėti, kur jau ten einam prie tos perdegimo ribos. Ir iš kitos pusės tai yra žmogaus asmeninė atsakomybė prieš save išlaikyti balansą tarp namų, tarp savo asmeninio gyvenimo ir tarp darbo. Aš dar irgi dabar galvodama prisiminiau vieną istoriją kaip mano kolegės, kur gal šiek tiek iš kito kampo, kur darbo vietoj yra situacijų, kur vieni stengiasi labai daug, o kitiem mes toleruojam jų daug gerokai mažesnės pastangas ir tai gali atsitikti dėl įvairių priežasčių. Dėl to žmogaus asmeninės situacijos. Gal jam buvo sunku darbe, gal jis turėjo mažą vaiką, gal jis statė namus ir panašiai, o kitas tiesiog visą laiką ofise ir visą laiką lankščiai prieina. Ir tada turim tokį didelį nepasitenkinimą ar tokį neteisybės jausmą iš tų žmonių, kurie iš esmės stengiasi ir dirba ir yra čia padaryti darbą, versus tuos, kurie vieną kartą pajuto, kad galima kažkaip mažiau gal stengtis ir kinda tai yra toleruojama. Ir kaip tada suvaldyti tokias situacijas. Ir tas balansas nėra lengvai pasiekti. Aš galvoju, visų pirma, tai labai norėjau sakyti, kai sakei, kad yra žmonių, kurie stengiasi mažiau dėl tam tikros situacijos. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad būkim sąžiningi, mes tikrai visi pažįstam žmonių, pas kuriuos visada yra kokia nors situacija. Tai yra tokių, kur, tikrai kažkas nutiko ir jie turi periodą, kai visi supranta, kad tas žmogus yra tam tikroje situacijoje ir jisai ten gali dirbti mažiau, gali dirbti kitais laikais ir panašiai, bet tada tikrai yra žmonių, aš nuoširdžiai tikrai tokių pažįstu, kuriem visada kas nors vyksta, Bet man aš labai jaučiu šitą situaciją ir atvirai, kadangi aš turiu pirmūnio sindromą, tai aš esu tas žmogus, kur jeigu mes susitaram kažką padaryti, nežinau, ten kažkokią ataskaitą, tai aš imsiu ir padarysiu ją. Ir jeigu kas nors nepadaro iš susitarusių, tai aš nuoširdžiai labai susierzinu. Ir aš galvoju, tai pirmą kartą aš susierzinu, antrą kartą susierzinu, trečią kartą kažkaip irgi man nefaina, bet kažkur ties 5 kartu man atsiranda toksai, galvoju, yra 2 keliai. Arba tikrai labai supykti ir, kažkaip tą jau labai garsiai iškomunikuoti, bet kitas kelias yra pačiai nebedaryti. Nes atsiranda toksai, nežinau, atmetimo jausmas, toks, kur nuo kam aš čia stengiuosi, jeigu kiti nesistengia, Ir galvoju, turbūt tai irgi nėra teisinga ir čia aš galiu į save pasižiūrėti kaip į žmogų, o koks man skirtumas, kad kiti nepadaro. Jeigu tai neliečia mano darbo, jeigu tai neįtakoja mano darbo, tai kaip ir tas kitas darbuotojas gali daryti, ką nori. Aš turiu žiūrėti savo daržą, tam tikrą prasme ir savo atsakomybės. Bet neveikia taip. Vis tiek erzina. Neveikia. Iki galo tai turbūt neveikia, nes mes esam žmonės ir kai tu matai kaip žmonės, kuriems skirtingai leidžiama elgtis ir abu elgesiai toleruojami ir vienam sako, tai tu tiesiog jau gal iš jo ir nieko nebesitikė, o iš kito you go girl. Tu gali padaryti, tu gali padaryti daugiau. Aš dar galvoju, kad aš irgi turiu tokį kartais, mane paima toks siutas kartais, kur galvoju, kad kaip čia dabar taip yra. Bet aš iš esmės dažniausiai savo bandau pasakyti, kodėl aš pati tai darau
Ir man šiaip smagu dirbti, jeigu darbas įdomus, jis naujas arba ten sprendžiam kažkokią kompleksišką problemą, tai man kaip žmogui, man tiesiog natūraliai smalsu. Tai aš dažnai savo per tai pateisinu, kad gal mažiau svarbu, ką kiti daro. Ir dar vienas dalykas, ką aš tada darau, aš susirandu bendraminčių. Kur linkėjimai kur surandi, kiekvienam darbe yra tokių žmonių, kurie mąsto panašiai į tave ir tiesiog jums kartu yra smagu daryti kažką naujo, išbandyti. Tai va toks yra mano kaip kaupinimo, dorojimosi su šitą situaciją mechanizmas, vienas iš. Aš tai žinok, jeigu atvirai, tai vis tiek labai norėčiau tokiose situacijose, kad vadovas, organizacija, ir va čia jau manau yra vadovo ir organizacijos atsakomybė, iš tikrųjų keisti tas situacijas. Nes tai bet kokiu atveju, tas leidimas kažkam performinti mažiau, kai tam nėra aiškios priežasties, sukuria tą tokią kultūrą, žinai, kad galima nesilaikyti susitarimų, kad galima nepadaryti kažkokių dalykų, kad galima tikrai slekinti, žinai, tas geras žodis yra. Ir tas pats kuo rokas ten skundžiasi, žinai, turbūt nieko neatsitiks blogo, jeigu tu vieną kartą ten nuo 4 nebūsi darbe, gal ir visus kartus. Bet jeigu tau tavo kolegoms reikia tavęs, o tu pastoviai dingęs nuo 4, nu tai nėra okei kažkaip. Ir čia galvoju, Povilas Petrauskas turi labai gerą posakį, šiaip jau pasidaug tokių auksinių sparnuotų pasisakymų yra, kad tai, kad toleruoji, skatini. Tai galvoju, kad man daugiau nekalbėti Povilo žodžiais, tai mes ir pasikviesim Povilą Petrauską pas save. Labas, Povilai, tai labai smagu, kad galėjai prisijungti. Malonu, kad pakvietėt, ačiū Jums. Sveikas. Labas. Tai Povilas, aš trumpai apie Povilą noriu papasakot. Šiaip Povilas yra, kaip pats save labai kukliai pristato, coachingo specialistas, kuris padeda žmonėms suprasti save ir savo mąstymą ir atrasti atsakymus ir sprendimus, kuriuos reikia daryti. Bet aš tai labai noriu dar pridėti, kad šiaip Povilas tą daro coachindamas žmonės one-to-one, ar ne? Vienas prieš vieną, kaip čia one-to-one'as gaunasi? Individualiai gal tiesiog. Individualiai va. Kartu organizuodamas coachingo vadovams mokymus, daug visokių mokyklų, konferencijų, keletą podcastų turi, šiaip jeigu jo nestebi, tai Instagram'e rekomenduoju pasekti, tikrai yra daug įdomaus turinio. O rinkoje šiaip ne kartą esu mačius, kad Povilą vadina coachingo pradininku Lietuvoje. Netgi šitaip. Tai va, bet prie viso to dar mes čia su Povilu trumpai kalbėjom, tai man labiausiai, kas patiko, kad Povilas yra tėvas, kuris susiplanuoja susitikimus su savo sūnumis, žodžiu, kai eina pasikalbėti vyriškai ir vedasi savo dukterį į pasimatymus, kurie jų priplanuoja tiek daug, kad nelabai lieka laiko ir vietos pasimatymams su žmona. Tai Povilai, dar kartą ačiū, kad prisijungiai. Ačiū Jums, dar kartelį. Prisiminė. Povilai, tu girdėjai čia visą mūsų tą pokalbį iki šiol, gal norėtum kažką pridėti, įsiterpti, pakomentuoti? Baigtų, žinau, klausiau, atrodo, va, čia reikia, žiūriu, jau vienas pasakė, kita pasakė, dar papildomai iš skirtingų pusių tą patį suapdėliot, kad atrodo, tokia ta realybė yra pas mus. Taip jau mes gyvenam, kartais susišnekam, kartais nesusišnekam, kartais rankos nusvyra, o kartais labai norisi kažką pakeist, pamirštant, kad gal save pradžioje reikia keist. Ir kai kuriuose situacijose galbūt nesivargint taip, kad negali kažko sutvarkyti, nes gal ne tavo galioj tuo metu yra. Ir taip jau būna, kad ne viską gali sutvarkyti ir kartais reikės nenuleisti rankas, bet tiesiog atsisukti į kitą kryptį ir daryti tai, ką gali daryti. Kas nuo tavęs priklauso. Ir kai tu padarysi šitus dalykus, tada kiti kažkaip galės atliepti. Bent jau nebūsi toj pačioje vietoje, tokioj, kur kas dabar daryti. Pykt, nepykt. Tai jūs dar taip švelniai įvardinot. Bet jūs žinot, kad taip versle taip nekalba niekas. Ten trumpesni žodžiai būna. Oi, nežinau. Aš kartais, kai pagalvoju, kaip aš kartais su savo darbuotojais kalbu, žinai, kaip su ten ir taip, ir anaip, ir iš vieno kampo, ir iš kito, bet gal man reiktų irgi išgirsti, ką tu sakai pačiai, žinai, kad, kartais ne mano čia, žinai, jeigu aš negaliu to pakeisti, tai gal... Dabar tuo metu, gali tiesiog savo ir vardinti. Dabar negaliu nieko padaryti su tuo. Dabar taip yra. Ir ką? Ir kad tu ten, žinai, užpakaliu žemę raišysi, pasikeis kas nors. Ne, tau skaudės. Žemė tai...
Tai Povilai, čia kaip kalbėjom apie atsakomybę, man šiaip smalsu išgirsti tavo poziciją. Darbuotojai ir vadovai, abejo yra įmonės darbuotojai, abu turi atsakomybių. Taip. Kaip galvoji, kuo jos panašios ir kuo iš esmės skiriasi? Čia šiaip įdomus momentas yra, kad tas išskirstymas, žinai, darbuotojai, vadovai ir taip toliau. Ir kai kuriuose vietose net ir tie patys darbuotojai net nesuvokia, kad vadovas jiems yra irgi įrankis, nežinau, ar čia galima taip įsireikšti kaip įrankis, bet įrankis padaryti dalykus. O jie galvoja, kad, vadovas, tai čia, žinai, kažką tu sudėlios, ten padės, ten kitus dalykus sutvarkysi, bet čiagi tavo įrankis, tu jo turi naudotis kaip resursų tam tikrų. Ir jeigu to nėra, vienas nuo kito realiai tolsta, aš bent tą organizacijose matau, jie tolsta, todėl kad galvoja, kad vienas per kitą turi padaryti kažkokius tai kitus nesuprantamus kitą kartą dalykus, bet kad visiems būtų gerai. Vadovas galvoja taip pat apie darbuotojus, darbuotojai galvoja apie vadovą taip pat. Nors kartu galėtų susišnekėti, kad palauk, tai mesgi kartu čia esam ir kartu turim tuos dalykus padaryti. Dėl ko mus pasamdė, dėl ko mes kitą kartą susipykom ir taip toliau. Ar čia gaunasi taip, kad kiekvienas nueina į savo kampelį ir tada dingsta tas toks darbas kartu? Gerai, tu pasakai, kad dingsta tas darbas kartu. Dažnai būna, kad jo dar net kartu ir nebuvo. Tai buvo darbas kiekvieno atskirai, nors užvadinam gražiai kaip komanda ar dar kažkas tai panašaus. Iš tikrųjų, tai kiekvienas savo daro ir galvoja, kad tik tai savus dalykus pasidaryt, nes paskui atleis. Aš kažkaip pradžiai klausiu ir gal nesąmonė, bet toj paaiškinsiu, kodėl taip galvau. Bet paklausiu ir gal, tikrai, kaip dažnai būna, kad nes iš tikrųjų lygiai taip pat vadovas tau gali būti pagalba, pavyzdžiui, kažką pasiekti, žinai, arba kaip tik ten ir tu ir kažkokią patarimą gali gauti ir taip toliau, bet būna tikrai dažnai, kad ateina, duoda ataskaitą, bet tarsi net nesitikiu, kad aš galiu naudoti vadovą kaip įrankį. Bet tada yra kita pusė, kur irgi čia sklando toksai, žinai, kad vadovas tau ne psichologas. Nes būna ateina darbuotojas, žinai, ir verkia. Man tas nesigauna, trečias nesigauna ir tarsi yra toks tikėjimasis, kad vadovas čia turi dabar kažką padaryti. Ypač mūsų čia toj, žinai, technologijų bendruomenį, kur mes kaip ir stengiamės irgi ir vadovai stengiasi būti ten gal truputėlį coachai, gal truputėlį mentoriai, gal kažkaip ten padėti ir visa kita. Tai ir kita pusė būna labai, kur tikimasi, kad visas problemas išspręs vadovas. Tai čia, aš papildomą galbūt kitų aspektų tik įvardinčiau, žinai, apie tą tokį, žinai, aš darbe draugų neieškau. Viskas tvarkoja, tau nereikia ieškoti draugų, bet tai nereiškia, kad tu negali būti draugiškas tiesiog, tai iš tos pusės pasižiūrėjus, kartais gal ir vadovui reikės pabūti tokiu, nediplomuotų psichologų. Galų galę, išklausyk tu tą žmogų, tu jį išklausysi, jis tave išklausys, nes tau irgi reikės būti išklausytam. Visi mes to norim. Vadovai visi nori būti matomi, pastebėti, išgirsti. Darbuotojai lygiai taip pat. Visi nori būti laimingi. Kažkokių bendrų sąsajų visą laiką yra. Ir kai tu suvoki savo, įsivardini, aš galiu su juo pyktis, bet palauk, ir jis, ir aš savaip norim būti laimingi. Dėl tų savų norim būti laimingi, mes galim kažką kartu padaryti ir kažkur net padėti tą savo, principus, kažkokius tai atskiras tokias ambicijas, ten papykimus, įsižeidimus ir taip toliau. Iš tos dalies yra to paprasto žmogiškumo, galbūt trūkumas, nes kai tu žmogui tai ir žmogus, taip ir gaunasi. Bet šiaip dažnai to trūksta. Bet dažnai to trūksta ne dėl to, kad čia kažkokia mistika yra, dėl to, kad sunku kartais pasakyti, kad man reikia pagalbos. Galvojam, kad turi susiprast. Sunku pasakyti atsiprašau, nes galvojam, kad pasirodysim kažkokie mažiukai, žemi, neįsivertinę ir taip toliau, klystantys ir taip toliau. Bet kiek mes pridarom papildomai didesnių klaidų, jeigu nepaprašom pagalbos, jeigu neatsiprašom, jeigu nepadėkojam, ir banga tokia, žinai, užsisuko paskui. Okay. Gal jau užsiūsiu. O kaip galvoji, kaip išeiti iš tos situacijos? Kur reikėtų kreipti dėmesį, ką reikėtų daryti šiek tiek kitaip? Aš tokį, ne tai, kad žaidybinį tą situaciją, bet kažkada buvo su keletu, ir iš vis tai yra skirtingos kompanijos, skirtingos organizacijos, jų viduje skirtingos komandos, tai ir vadovai, ir darbuotojai, atrodo lyg iš skirtingų ten, žinai, dimensijų jie žiūri. Padarom testą, Pakelkit, bet sąžiningai, pakelkit ranką, kas iš jūsų jaučiat dėl kažko gėdą.
Rankos pakyla. Kas iš jūsų jaučiat kažkur, baimę? Rankos pakyla. Bet nereikia įvardinti, tiesiog užfiksuoti. Kas iš jūsų kažką esat padarę ir nenorit, kad kiti sužinotų? Rankos pakyla. Tų klausimų tokių panašių. Visų rankos pakyla. Iš tos pusės visi panašus. Visi tokie patys. Tai jeigu mes turim net daugiau panašumų negu skirtumų, tai juos kartu sudėjus daugiau galim padaryti. Ir visą laiką tai veikia. Ir reikia tik pirmo, kuris ateis, pasakys, kad hebra, aš kažko, tarkim, nežinau. Bet su mintim, kad aš nežinau dabar. Dabar aš nežinau, man reikia kažkokių resursų. Trūkstam ir aš noriu paprašyti, aš prašau. Kitas, palauk, tai aš galiu tą padaryti. Kitas, aš tą galiu padaryti. Ir kai jie pajunta tą reikalingumo vienas kitam, efektą kažkokį tai, tos organizacijos, tos komandos, jos sakysi, aš stebiu kitą, ar aš galiu atsitraukti, net nereikia. Nieko daugiau nereikia, jie pradeda patys, o tu atsimint tada, kaip tą sakėjai, kaip darėjai, kai trūko, aš žinau, kaip ten tas galėtų būti. Jie pradeda išsukti visą šitą situaciją, todėl kad jie mato ir problemą, ir problemos tvarkymo būdus. Bet kad problemą mato, yra kitas įdomumas. Jie patys tą problemą ir būna sukūrę. Tai jeigu jie sukūrė problemą, tai jie ir spręžino kaip. Bet reikia kalbėti. Žinau, aš klausau, tavęs yra taip paprastai skamba ir to pačiu galvoju apie skirtingas situacijas ir matau priešingą vaizdą, kaip taisyklę. Ir galvoju, kodėl ir kokiais, ką kiekvienas mes tokioj situacijoj, kai nevyksta, taip galim padaryti, kad jinai pasikeistų. Čia, vieni palaikys labiau į tą, kad turi kas pirmas pradėti, bet vis tiek susiveda viskas į tai, kad mes tiesiog nesusikalbam. O nesusikalbam dėl ko? Vienas dalykas, kad per retai kalbamės ir tada puolam, bet nėra kada kalbėti, reikia dirbti, Palauk, jeigu dirb, tai tu įsivaizduok, kad tu dirbi daug kur, kad tu taisai klaidas, kurių galėjai išvengti. O kad išvengti, reikėjo kalbėtis ir vienas kitą suprast. Tada iššoka tas įvardinimas, tai savaime suprantama. Nėra dalykų, kurie yra savaime suprantami, nes jie vienaip tau, kitaip kitam suprantami. Ir tų pavyzdžių mes kiekvienas matom ir kai nusileidžiam iš tų savo aukštų pareigų, ten ir taip toliau, ant žemės tos paprastos, palauk, tai ką mes tiksliai suprantam. Mes galim pasišnekėti, tą patį žodį mes skirtingai suvokiam, tą patį veiksmą mes skirtingai suprantam. Tiesiog reikia susisiekti su klientu. Susisiekiai? Ne, susisiekiau. Tai kur? Tai neatrašė dar nieko. Tai palauk, tai tau kaip supras susisiekiai, nes vienas, sakau, susisiekiai reikia skambinti, kitam susisiekiai mailą parašiau. Ir nesigauna. Ir čia šitose dalyse yra tie trūkumai, kad ir maži, bet jie yra ir šnekėtis. Nėra kito vaisto šitam dalykui pasidaryti. Ir šnekėti ne tada, kada turi laiko. Bet laiku, suplanuotų laikų, reguliariai tie turi būti susitikimai, pokalbiai. Nes jeigu jų nėra, mes tolstam. Čia, akivaizdu, kaip 2x2 yra. Nesvarbu, tu nežiūrėk organizacijos. Draugų rate tas pats yra, šeimoje yra tas pats, visur yra tas pats, reikia kalbėtis ir atrodo, organizacija tai jau čia kažkokia kita materija. Ne, taigi tas pats visur yra, nesikalbi su vaikais ir paskui ateina, aš sako, aš nesusikalbu su vaikais, manęs jie neklauso. Nesusikalbu ir neklauso, tai jo neklauso, one way. Manęs nesuprantu, palauk, kada jūs šnekėjot? Tai turėjau susiprast. Ką susiprast turėjau? Ir iš tos dalies tokia bėda, kur pats jos ir kalvišinai būni dažniausiai. Kaip tada, ką čia pakeisti man savo elgesį arba ką man skatinti tada kolegų elgesį, nuo ko pradėti keisti? Nes aš suprantu, kad yra situacija, kuri matom, kad neveikia ir kitoj pusėje mes kaip ir įsivaizduojam, kaip turėtų būti, kai jau yra gerai. Bet tas, kaip tą tarpą, kaip tą nutiesti tiltą nuo dabartinės situacijos, nuo kitos, nes tas kalbėjimasis, aš suprantu, jis yra toks kaip dažnai būna projektų pabaigoje, kai darom projektų retrospektyvas, tai kas buvo geriau, galėjo būti daugiau komunikacijos. Ir čia toks jau kaip ir keiksmažodis daugumoje organizacijų ir komandų, kad ta komunikacija galėjo būti geresnė. Bet aš galvoju, kokie iš tavo patirties yra tokie labai down to earth dalykai, kad ir, smulkmenos, kurias, tiek vadovai, tiek darbuotojai galėtų pradėti taikyti, apie ką reikia pagalvoti galbūt?
Ir žinai, aš galvoju, kad nėra skirtumo, kuris pradės, svarbu, kad iš kažko ateitų ta iniciatyva. Kartais tai yra iniciatyva iš darbuotojų, kurie ateina pas vadovą ir sako, mums reikia pasikalbėti. Ir tam iš karto tokia šokas, tai jau išeis iš darbo. Arba jau prašys atlyginimo pakelti. Tai 2 variantai. Tokie, žinai, susideda. Bet tas pakalbėti yra apie tai, kad mes visi norim būti sėkmingi, laimingi ir taip toliau. Tai mums reikia susitikrinti tam tikrus dalykus. Šablonų įvairių yra. Kokį tu be pasirinksi, jisai visą laiką veiks, jeigu tu tai darai laiku. Susės pasikalbėk apie tai, kaip mes abudu iš skirtingų pusių matom tą patį tikslą. Aš kaip vadovas ateinu šnekėtis, tarkim, arba pas mane vadovas mano klausia, koks yra mūsų tikslas, kokia mūsų kryptis yra. Ir jau mes pirmam sakiny, pirmam klausime galim matyti, kad mes skirtingai suprantam. Iš organizacijų, kiek man tenka susidurti, viena iš dažniausių, ten 15 tokių kompetencijų yra viena iš dažniausių, kur tas didžiausias atotrūkis yra bendros vizijos matymas. Vadovas atrodo, kad jisai aiškiai įvardina, ko mes siekiam, kur yra mūsų tikslas ir taip toliau. Ir ten, tarkim, nuo 1 iki 10 įsivertinus, jam viskas aišku, kad jis iškomunikavo ant 8. Čia kaip pavyzdį imu tokį šabloninį. Jo kolektyvas, komanda pagrindinė, sako, palauk, brolau, ant 2 max. Ir supranti, kame, 6 yra tas skirtumas, 6, bet jie varo. Ir jie, čia turiu gyvą pavyzdį, jie rinkoje savo nišo yra 2 Lietuvoje. 2. Ir įsivaizduok, jie savo viziją mato, vienas skirtingai, kitas vienaip, vienas kitaip, bet jie eina per negaliu ir pasiekia rezultatą. Tai kas būtų, jeigu jie susivienodintų šitus dalykus? Bet gal nėra problemos tada? O va tada ir susideda. Tai palauk, tai čia yra problema ar ne? Jeigu mes matom tokius atitrūkimus ir skundžiamės kažkuo, tai tada nesiskūskim, nes tu realiai ir pasidarai viską, kad tau būtų sunku, o paskui eini skūst. Tai nesiskūs tada, kad sunku. Jeigu skundėsi, tai tada žiūrėkim, kaip sumažinti galim. Kokia yra bendra vizija? Tas tikslas. Koks yra tavo tikslas? Kaip tau, kas sekasi gerai? Ką galima padaryti geriau? Kokios iš mano pagalbos tau reikia? Ką tu man apskritai gali rekomenduoti? Vadovas labai nemėgsta, paklaus klausimo, ką man rekomenduotum. Ir jisai, aš klausiu, ką man rekomenduos dar. Taip, lygiai taip pat kaip paklaus, kuo aš tau galiu padėti, paklausi klausimo ir patylėk. Tau pasakys, kuo tu gali padėti, nes labai dažnas vadovas paklausia to klausimo ir pats galvoja atsakymą. Ir jis galvoja ir pasiūlo, o tam palauk, tai ne to reikia iš principo, bet tai palauk, geras vadovas, aš žinau, tu nežinai, tu paklausiai, palauk, tau atsakys. Ir kai šitas įvyksta, o tų pavyzdžių N yra, kai jisai įvyksta, tada pasikeičia ir kultūra, ir organizacijos, visi, tas psichologinis klimatas, tada mes turim visai kitas problemas, pavadinkim, nes jų vis tiek yra. Klausimas tik tai, kokios jos yra. Ir atitikmuo, aš atsimenu vienam pokalbėje, su vadovu, verslo kaip bendrasavininkas, sako, žinai, mes čia kalbame su tavim, čia metai buvo praėję. Aš kai buvau gaisrininkas, kabutėse, gaisrininkas tai reiškia tas, kuris problemą sprendžia. Taip ir esu. Ir man tokiu, Petrauskai, tai kad nelabai, gal šitas tavo kaukingas padeda. Ir jisai sako, viskas tvarkoja, sako, mano problemos yra kitos. Jos yra didesnės, man smagiau jas spręsti, aš suprantu, kad mes paaugom ir aš dabar kitas problemas sprendžiu. Ir aš, matai, gerai. Bet tai yra žmonės, kurie aš nekėjusi. Jiems tikrai nebuvo, nei vienam iš mano praktikos nebuvo, kad patogu buvo iš pat pradžių ir visą laiką. Ne, tikrai nepatogu. Ir tas pamatymas tos realybės, jis nenusodina ant žemės, kaip jūs čia sakė, down to earth. Jis trenkia į žemę, tada ten susirinki, ką reikia, apsivalai, ir tada einam daryti. Bet kai visi supranta, kad tai bus daroma, kad tai yra siekiamybė dėl to, kad visiems būtų geriau, visi labiau įsitraukia tada. Bet kai žmonės yra girdimi, jie ir nori savęs pridėti papildomai, nes jie nori, galų gale, jeigu jis ir išeis iš tos kompanijos, taigi jam daug geriau išeit paaugusiam pačiam, savo vertę pakėlusiam ir nueit kažkur kitur daryti. Taigi visi dėl tų pačių dalykų daro. Tai manau, kad verta vis tiek, kad ir sunku. Aš ėmiau galvoti, kad tada, kai reikia turėti nepatogų kažkokį pokalbį, ar ne, kerta per vaibą. Ir čia kalbėjom apie vaibą organizacijų ir apsitai, koks jis yra ir tie kaip tau atrodo, ar ne, aš manau, karjera buvo visai gana ilga ir aš pati galvoju,
ar nesikeičia šitas momentas, arba kaip, kad žmonėm kuo daugiau laiko praeina, jiem nepatogu kalbėti, išbūti nemaloniose situacijose, kurios nėra gal konfliktinės. Aš manau, kad, nežinau, gal taip, gal ne, gal čia priklauso ir nuo asmeninės patirties, bet man kartais atrodo, kad mes norim matyti kažkokius minkštus ir gražius dalykus, ir ten, kur yra sunkiau, ir ten, kur tiesiog reikia kažkokį pokytį padaryti, žmonės nuo tokių situacijų bando kažkaip išsisukti ir jaučiasi juose nepatogiai ir gal net nemoka atpažinti, kad tai būtent vyksta ir tada, kad va čia yra tas augimo momentas, kurį tu gali arba išvengti ar pabėgti, arba kaip tai gali padaryti. Tai čia turbūt atitikmuo yra tai, kad tą suprantam tik vėliau, kai patiriam, nes niekas apie tai nekalba. Bet kai pradeda žmonės kalbėti apie šitus dalykus, tada ir supranta, kad stabiliausias yra laikinas dalykas. Vat laikinai bus stabilumas ir paskui mes paauksim, nes tai yra nepatogus pokalbis, o aš nesu matęs naudingo pokalbio, kuris buvo patogus. Arba augimas, kuris būtų irgi patogus. Ne, tu mokaisi ir nepatogus dalykas yra, kad tau reikės išmokti, suprast kažką naujai, o supratus, elgtis kažkaip kitaip, o dar tu taip kitaip elgtis nemoki, tada galvoju, palaukti, gal geriau taip, kaip moku. Bet tai ką tik sakei, kad tai kaip yra blogai. Jo, bet aš ten pažįstu, ką reikia daryti, žinau, kaip reikia elgtis. Ir tas, žinai, toksai ėjimas į tą pasikeitimą, jis yra, nepatogus. Bet kai žmonės pradeda apie tai kalbėti, kad mes čia dabar sujudam, kažkas nepatogumas, tada pamatysim, kas mums tinka, kas netinka, tada judėsim toliau. Tada hibryte gali būti nepatogu, bet kaip mes pasiruošę dabar daryti, ar dar mes palaukiam, žinai. Vis tiek atsiras vienas kitas, kuris sakys, aišku, kad einam, aišku, kad darom, tada vėl kitas, dar kitas. Ir tai yra tie etapai, kur bus kažkiek gerai, vienam savaitę, kitą metai laiko atrodo tam tokiam plato, kad liktų, o paskui vis tiek pasikeitimas yra. Ir kai žmonės pradeda pamatyti, kad jų dėka, ir čia labai svarbu tą savo suprast, kai yra jų dėka pokytis įvyksta, jie labiau įsitraukia būna, jie ir nori tą pokytį greičiau daryti. Bet kai ateina tą pokytį atneša vadovai vien tik tai, kurie jau įsivaizduoja, kad jie čia gelbėja situaciją ir taip toliau, įmonės, komandas ir taip toliau, nelabai priima žmonės. Ir čia net nuo vaikų yra tyrimais, kolega mano vardino kažkada, sako, tyrimas buvo, ateina vaikai į smėlio dėžę ir ten žaidžia, kažkas mašinėlėm, ten nešioja, ten pilsto, taip toliau. Ir ateina kitas vaikas, kuris atsineša kitą mašinėlę ir sako, dabar žaisim su šitą mašinėlę. Jis išmetamas iš smėlio dėžės. Net vaikai šitus dalykus susidėlioja. Bet kai jisai ateina ir sako, o ką jūs čia veikiate, o kaip jūs čia ką daro, tai čia šitaip. Tada jį priima, tada jo paklausia, o ką tu turi. Tada sako, aš tai čia turiu tokią mašinėlę, turi parodyk, tada jie pradeda kitaip ir ten vyksta, užsisuka visai kiti dalykai. Su vadovais lygiai taip pat, komandose lygiai taip pat, tu ateini, pamatai, kaip vyksta, būni kartais to vyksmo bendra kūrėjas, paskui pradedi klausinėtis, šnekėtis, nueini kartu, nežinau, tą patį čia GPT iš visų kampų ten išdraskai, nueini į konferenciją, pasitari, išgirsti podcast'e, kažkur kažką paklausiau, ką tu galvoji, o jūs manęs dar paklausau, ką aš galvoju, dar kažką O gal mes kažkiek pakeičiam? Gal kažkas susidėlios, nes ta formulė, Pareto dėsnio formulė 28, jinai veikia visada. 20% veiklos sukuria 80% to rezultato. Klausimas, kurie 20%? Ir kai tu tą nagrinėjai, susidėlioji, tu supranti, kad vienas pakeitimas tuoj lems kitą pakeitimą. Ir tas pokytis tampa normalus dalykas, nes per jį visi auga. Ir taip auga, nežinau, mano patirtį, nebūna patogu, nebuvo niekada patogu, bet visą laiką buvo naudinga. Tai vat klausimas, ar nori būti patogus, ar tu nori, kad būtų nauda? Aš tai dar kažkaip galvoju, kad aš, kai tu Ginte klausiai, kad atrodo, kad blogėja tarsi tam tikrą prasme situacija, kad žmonės vis labiau nenori kalbėtis. Tai aš galvoju, aš nesutinku, žinai, aš galvoju, kad turbūt 30 metų atgal tai iš vis nebuvo to koncepto, kad reikia kalbėtis. Buvo konceptas, yra darbas, darai darbą, nepatinka tyli, nes turi vieną darbą 30 metų, žinai. Tada tas po truputį keitėsi ir galvoju, mes žmonės vis tiek greičiau keičiamės negu organizacijos, ten kultūra ar dar kažkas, ar ne? Tai jeigu mes
visų pirma patys pradėjom mokytis, kad, jeigu nepatogus, taiga eini kažką keisti. Eini į terapiją, eini į kažkokius kursus, eini mokais ir panašiai, bet pasižiūrėk net ir šeimoje toj pačioje, jeigu tu nori kažką pakeisti ir čia yra mažas darinys ir tai yra jau komplikuota ir nepatogu ir nefaina, tai matyt, aš kažkaip galvoju, kad gal, kadangi jau mes patys keičiamės, organizacijos truputį atsilieka, tai mums dėl to atrodo, kad kažkaip tas, yra tas toks, jau galėtumėm čia greičiau judėti, tarsi expectationas, toks yra noras, kad organizacijos greičiau judėtų, bet kam tikrai labai pritariu, tai kad kai nesprendi kažko, tai ta problema ir tas pokalbis vis darosi sunkesnis. Tai šitas, tai man yra toks faktas, kur, žinai, jeigu dabar įvyko kas nors nemalonaus, aiškus, reikia laiko ten, nežinau, susiprasti man, bet tada, jeigu aš ateisiu ten kitą dieną ir pasakysiu, tai man reikės tiek energijos, žinai, pasiruošti, nedrąsu, gal nejauku pasakyti, bus nefaina, bet pasakiau. Bet jeigu aš 2 savaitės ruošiuosi ir galvosiu apie tai, kaip čia viskas buvo blogai, tai ir ta problema išauga, žinai, iki kažko ir tas energijos, kurios man reikia, kad nueiti tą ir pasakyti, kiekis labai pasikeičia. Ir aiškus, aš tada jau ateinu ir tą pasakau su visai kita energija, negu kad aš būčiau tą pasakęs kitą dieną. Tai tu kaip čia pristatinėjai, tai sakei tą tokią sparnuotą frazę, ką toleruoji, tą skatini. Tai jeigu tu toleruoji nepasikeitimą, tai tu ir skatini, kad nieko tik nekeičiam, bet tai mums labai, nieko nekeičiam, laikykim taip, kaip yra. Tu tą toleruoji, tai tą ir skatini. Darai šitus dalykus, tai yra nedarai to pasikeitimo, treniruoji nekeitimo raumenį. Kai tu darai pakeitimus, tu treniruoji kitą raumenį. Ir pas žmogų taip jau sudėliota, kad šita dėžutė, jinai visą laiką yra paieškose, jinai ieškos įrodymų, kad kažkas neveikia. Arba kažkas veikia, kad gerai, arba jinai ieškos atsakymų į klausimus. Ir jeigu mes tų klausimų turėsim kiekvieną kartą sutartų laikų, tarkim, 1-1 ten tie susitikimai bus, arba ten visos komandos susirinkimai, kaip mums sekasi, kas galėtų būti geriau, kokį mes gavom feedbacką iš kliento, kokį mes gavom feed forward, tą tokį palaikantį ryšį, ko klientai iš mūsų nori. Kai mes tos klausimus klausim, smegeninė, jinai ieško atsakymų. Visada. Ir jinai ko ieško, tą randa. Jeigu ieškos įrodymų, kad kažkas šmikis komandai, ras įrodymų. Jeigu ieškos įrodymų, kad su tuo gerai, ieškos ir ras, kas yra gerai. Jeigu klausim, ieškos atsakymų. Tai jeigu klausim, ką galėtume pagerinti per pastarąjį pusmetį, ką darėm, lyginant su tuo, kas buvo ir kas galėtų būti, ieškos atsakymų, ką galėtume pagerinti. Ir ras, nes 20% yra tai, kas sukuria 8% rezultatų. Bet jeigu dar ir tuos taip kaskaduotume susidėliot, 1% rask, tau pusę rezultato pakeis. Ir čia, žinai, čia yra matematika, jinai visą laiką taip pat veikia. Bet tam, matai, ta yra kitas raumuo arba kitas įgūdis, kurį tu turi. Ir tas, žinai, visą laiką apie smalsumą. Pasaulis labai keičiasi. Dabar nėra to, kur, nežinau, čia greičiausiai mūsų tėvai dar ta paskutinė karta, kuri tai pradėjai dirbti, tai ir į pensiją čia išeis. Pas mus ne taip, nes daug kas keičiasi. Tu galbūt išeisi į pensiją savo profesijoje, bet turbūt būsi pakeitęs N projektų. Ir tai, jeigu pasiseks, man rodos. Jo, tuo pačiu. Čia dar turbūt ir profesiją kelis kartus turėsi keisti. Ne tai, kad turėsi. Normalu yra pakeisti jau tą profesiją. Tu galbūt upgrade'insi save, nežinau, kaip čia dabar lietuviškai pasakyti. Žodžiu. Bet taip. Pakeisi save jo. Aš dar galvoju, mes čia irgi išnekėjom apie kaip komunikaciją ir tą gebėjimą išbūti nepatogiose situacijose ir būtent ne kas kitas, o jos atneša pokytį. Aš dar galvoju, kaip tau atrodo, kaip svarbu yra turėti ir naudoti lūkesčius. Bent jau iš mano asmeninio pavyzdžio, aš kaip galvoju, ką aš savo komandoms noriu kaip komunikuoti. Mano pagrindinis tikslas yra jiem duoti kontekstą, kame mes esam ir padėti kaip įsivardinti, ko organizacija iš jų tikisi. Vien tam, kad mes turėtume tokį kaip benchmarką, į ką mes čia norim nueiti ir koks čia viso ko tikslas. Ir iš esmės, bent jau man tai kartais kaip kainuoja daug pastangos teisingai tą lūkestį įvardinti, ir jį paskui kaip ir palaikyti, ar ne? Bet aš galvoju,
kaip lūkesčiai kaip įrankis, kaip tau atrodo, kiek tai yra kaip naudingas vien komunikacijai ir tiesiog kuriant ir skatinant tą darbuotojų atsakomybę? Žinai, bet tokių nesupykit taip įvardinimą, man jisai atrodo kartais pervertinamas tas lūkestis. Nes, lūkestis yra, apie, labai sąmoningą, brandžių asmenybių susitarimą, nemeluojant viens kitam. Nenuslepiant nieko. Ir tai yra, apie brandų santykį. Okay. Kitu atveju, kai to nėra truputėlį, tai gaunasi, kad prikurta kažkas. Žinai, ir situacija. Tu kaip vadovas ar vadovas šnekiesi su komandos kažkokiu tai nariu ir tu nežinai, kaip iš tikrųjų viskas pas jį vyksta, žinai. Arba tu dar jam nesakai, kad tu nori susiderinti lūkestį, kad jisai gerai ten pavarytų, nes tu gausi vertės kažkokios tai kitos, kuriuo jam neįvardini. Ir tada tu iš jo tikėsi, kad jis pavarys, nes tau bus labai gerai dėl to. Nežinau, bonusai papildomi, žinai, bus, karjeroje kilsi ar dar kažką panašaus. Ir kažkur yra nesusikalbėjimas. Ir kai tas lūkestis yra, tada mes pradedam šnekėti apie tai, kad, stebinam vieni kitus. Kartais galim nustebinti iš geros, iš blogos pusės. Tai klausimas, per kiek laiko ta tokia brandi organizacija gali kalbėtis saugiai psichologiškai, kada psichologinis saugumas yra, bet tikrai tiesiai įvardindama sakyti, žinai, Ginte, aš žinau, tu ten varai, ten tą ir tą. Aš labai norėčiau, kad tu su savo komanda padarytum šitus dalykus, nes, žinok, dėl to, man bus į viršų vašvarau, žinai, ir tada aš gausiu didesnį atlyginimą, tada aš gausiu ten pareigas didesnės. Retas vadovas tai pasakys. Retas vadovas, žinok, yra pasako. Yra pasako ir įvardina, sako, bet žinai, kame reikalas, aš tau tai sakau, todėl, kad aš matau, kad tu mano tada poziciją užims, jeigu tau dar visinai aktuali. Ir tada tie žmonės jau visai kitokį tą, turi santykį vienas su kitu. Okay. Bet labai dažnai jie to nesako, šitų dalykų neįvardina. Ir tada sako, tai kaip tau, žinai, čia pasiruošus jo varys ir, žinai, taip viduj, tai blemačkiai, kad tik pavarytų, nes jeigu pavarys, tai aš tada vūkti viršų pakylu, žinai, užimsiu ten valdybos nario kažkokį tai, o kur tau nauda iš to? Ir tada gaunasi kitas, paėmė, padarė, tarkim, Gintė, mes, tarkim, jeigu komanda, Gintė pavarė, aš nuėjau į valdybą, o Gintė ką gavo iš to? Nieko, kaip pavyzdys. Į mano vietą pasamdė kažką kitą. Ir tada, toks kažkoks kartelė, žinai, gaunasi, kad truputėlį nuliūdau. Okay. Ir tas nuliūdau, pasitikėjimas, krito. Ryšys nesusikūrė geresnis. Tada tu apie tą valdybos narį, tarkim, ten aš nuvariau, žinai, neatsiliepsi gerų žodžių. Tavo komanda pastebės, kad tu net tiek įsitrauku, žinai, nes viduj kažkaip jausiesi truputėlį išduota. Ir tokių situacijų paskui atstatyti, jas yra dar sudėtingiau. Bet kad taip atvirai žmonės pasišnekėtų ir įsivardintų šitus dalykus. Aš turiu kelis pavyzdžius, bet jie nėra dažni. Bet čia, čia kaip klausimas tų lūkesčių, ar ne, ar jie gali būti tik tokie susiję su vadovo karjera ir tada vietos atsiradimu jo komandos nariui. Aš galvoju, šiaip mano dažnu atveju lūkestis darbė yra kažką padaryti tam, kad man būtų smagu. Bet čia mano natūrali motyvacija. Man įdomu daryti tai, ko aš nedariau, arba išspręsti kažką sunkaus, nes tai, kaip aš tai pasidedu į savo CV, aš turiu kažkokią naują patirtį įdomią. Ir čia mano atveju, bent jau kaip galvoju dabar, tai dažnu atveju yra tas ir motivatorius, ką aš noriu ir su savo komanda daryti, kodėl mes stengiamės. Visą laiką dar aš galvoju kitas momentas, kad dauguma tokių kaip modernių organizacijų stipriai auga ir keičiasi. Ir tas toks ilgo laiko planavimas, jis iš vis gal net šiais laikais nelabai ir gaunasi, nes tau sausio mėnesį atrodė vienaip, vasario mėnesį jūs ten, nežinau, turit naujų produktų, naujas rinkas, nuėjot kažką, nustojo daryti ar kažką kitus dalykus pradėjot. Tai toks... aš girdžiu, ką tu sakai, kad tai yra tokio kaip brandos ir tokio tikro atvirumo klausimas, bet galvoju, ar be tokių dalykų tą atsakomybę tada darbuotojuose tu tikrai gali iki galo ir paskatinti ir turėti. Čia turbūt du aspektai tokie susideda iš to, ką tu vardini, nes tai, ką tu pasakai apie tai, kad būtų įdomu, žinai, ten, arba ten challenge'intų dar kažką panašaus,
tas geras, kabutėse rodo, tas geras vadovas išgirdo ir tada tau sakė, okei, gerai, aš tau sugalvosiu ką nors. Ir jisai sugalvoja tai, ko to tau visai nepatinka. Nors sakys, tai bet tu sakei, nori ten, kad būtų nauja ar dar kažką panašaus. Ir jau tada netitikmuo. Jau tu sakai, ne taip mane supratai, žinai, tada kitas pradeda, tai ką tu ten, kam iš vis tada šitą dalyką sakei. Nu, čia viena ta pusė, kur ne iki galo pasako, nes atrodo, kad savaime suprantama. Tau vienas dalykas savaime suprantama, tas, kuris girdi, jam kitas dalykas savaime suprantamas ir jisai atrodo ateina kažką tau atnešė tą dovaną, apie kurią, tu užsiminėjai ir vos neįteikė kaip dovaną, tu sakai, palauk, aš ne apie tą kalbėjau, aš noriu kitų dalykų, tau paims, sakys, tai gerai, mes rinką naują atidarom ten kokiai nors, nežinau, šaly, kur tau gal net nepatinka. Ir sakau, tai mes jau kontraktą turim, tavęs jau laukia. Ir tu sakai... Čia toks, gali ir taip prieiti, gali ir kitaip prieiti, gali tiesiog pradėti dalintis su žmonėm, ką mes planuojam, ar ne, ar jiems būtų įdomu, ar ne. Exactly, tai tam ir turi būti tie pokalbiai. Jie turi būti reguliarūs, pastovūs, ne tada, kada turim laiko, bet laiku. Ir šitoj daly dažniausiai, kas labiausiai pasitvirtino, kai vadovai, tarkim, ten tam tikrojo lygmens vadovai, jie pradėjo šnekėtis apie momentus, kurie susieti deleguojant. Okay. Ir čia įdomus dalykas. Tai aš sako, aš visą laiką deleguoju. Ką tu deleguoji? Darbus. Tai tu mikromanagini. Ne, tai aš deleguoju. Papasakau, ką tu darai. Ir jisai sako, patikrina, tada tu nuspręs, bet prieš nusprendžiant tai pasitart, tada tu pasakai, ką galvoji, aš tada nusprendžiu, nors sakau, kad tau deleguoju. Ir čia yra darbų delegavimas, toks, mikrovadyba. Bet yra kitas momentas, kur tu deleguoji rezultatą. Ir čia jau visai kitas aspektas yra pasitikėjimo, susitarimo, susigrojimo. Ir tai yra etapas nuo iki. Iš pradžių gal reikės deleguoti darbus, pamanagint, pažiūrėti, paskui žiūrėk prieisi prie to, kad deleguoji rezultatą. O kai rezultatą deleguoja jų santykis, turbūt ir skamba visai kitaip. Deleguoti darbą ir deleguoti rezultatą. Iš esmės. Ir tai jau santykis visai kitoks yra tose organizacijose. Girdžiu, kad nėra lengva. Tarp kitko, nėra lengva ir aš klausiau jūsų ir galvoju, man noris jūs atgal back to earth pagražinti, žinai, nes mes čia pradėjom kalbėti apie sąmoningus darbuotojus, tokius visokius pokalbius, vertybės ir vieną ir kitą ir aš galvoju, bet turim mes vis tiek darbuotojų, kurie neatsakingi. Kaip ir turim vadovų, kurie neatsakingi, ar ne? Kur nesigauna. Tai ar tada ir taip pagrįžusi, tas paprastas daily situacijas, tai ar vienintelis būdas motyvuoti darbuotoją, kuris šiaip mielai gal nedirbtų pusę dienos, ar ne, yra jam aiškiai apibriežti ir kažkaip čia pasidalinti tą bendrą kelionę, ar ne? Ir ar apskritai galima su tokiu darbuotoju tokį pokalbį turėti? Nes tada tarsi gaunas, kad atsakomybė vis dar to vadovo, ar ne? Kad jeigu vadovas neįtraukia darbuotojų tą kelionę, neiškomunikuoja teisingai, tai tada darbuotojas ir gali būti neatsakingas, nes jisai, neįtrauktas, ar ne? Tai ar čia tas, ar vis dėlto yra tos atsakomybės, kad, tu kaip darbuotojas irgi pasirašai kontraktą ir turi tą atsakomybę? Aš tai nepyk, bet aš taip užuosiu tų pačių vadovų, nes man atrodo, čia vis tiek yra jų atsakomybė laikyti savo žodžių. Ir tas laikyti savo žodžių jie iki galo nepadaro. Tu dabar, paminėjai man apie vaikus, aš tau vaikų pavyzdį duosiu. Jeigu buvo kartą toksai dalykas, buvę tokių dalykų, mes susitarėm, kad jeigu kažkas nebus padaryta, bus tam tikras, pasiekmė. Ir už tą pasiekmę turi būti nešama atsakomybė abipusė. Ir jeigu tai šeimoje su vaikais ten, jeigu nepadarysi to ir to, žinai, tiek ir tiek laiko negalima ten PlayStation'o žaisti. Ir jeigu mes šitą sukertam su vyrukais, dar atsimenu, ten dar iki tokio lygio buvo, tai jie net neina pas mane tartis. Man širdis plyšta, kad jiems, iki tada negalima to PlayStation'o jungtis, bet su mama jie gali susitarti. Darbe įsivaizduok yra tas momentas. Ateina, tu pasakai, kaip vadovai pasakai tam, tarkim, neatsakingam darbuotojui. Jeigu tu to nepadarysi, tai bus blogai. Kas bus blogai? Papyksi, pagrumosi, pasakysi, būk atsakingesnis kitą kartą, jis sakys, gerai, būsiu. Ateina kitas kartas vėl, bet tu gali būti atsakingiau, čia reikia atsakingiau žiūrėti. Sorry, šefas, jo dabar kitą kartą atsakingiau žiūrėsiu. Čia yra apie nieką. Ir tai yra dalykas, kur vadovui labai sunku tą ir laikyti žodžio.
tarkim, tu padarai kažką, tarkim, aš pasielgiau, tu mano vadovė, sakai, Povilai, jeigu tu kitą kartą čia padarysi kliauzą, čia vat klaidą, žinai, reikės pataisyti ir tai kainuos tau, žinai, laiką ir negalėsime samdyti kažko tai kito, bet tu turėsi tą padaryti ir aš sakysiu, gerai, aš nepadarysiu tos klaidos, bet aš padariau klaidą, klausimas, kas taisys. Aš pataisysiu ar kažkas kiti. Tai čia yra švelnus dalykas, bet kitas yra apie tai, kad man tai kainuos ir kitą kartą tu turi mane atleisti iš darbo ir tai yra dalykas, kur kalba apie tą toleravimą. Nes kiti taigi mato, Gintė mato, kad aš nepadariau iki galo ir tu manęs neatleidai. O kiek daug tokių yra įvardinimų, kad, jeigu čia dar padarysi tą kliauzą, tai tada atleisiu iš darbo. Gerai, stengsiuosi. Padariau kliauzą, niekas neatleido iš darbo. Gintė mato, tai palauk, tai jis atleido ar neatleido? Ne, neatleido. Tai ir tau vadinasi galima daryti su kliauzom. O jeigu tu ant jos pyksi, sakai, tai palauk, tai, bet jį tai palikai. Ir čia vadovui reikės padaryti tą, ką jisai žada. Ir ką jisai žada, jisai dažnai neišlaiko. Ir kažkada reikės atleisti tą žmogų, jeigu jūs kartu susitarėt. Ir čia yra momentas, kuris atrodo kitam net nesuvokiamas. Atleidimas neturi nustebinti to, kuris nepadarė. Jam, okei, viskas tvarkoj, mes taip šnekėjom, taip, mane turi atleisti. Ir aš tą žinau. Ir tada abidvi pusės turi laikytis to žodžio. Tu kai vadovė, tarkim, aš padariau blogai, antrą kartą, vieną kartą reikia pasitaisyti kaip pavyzdys, bet antrą kartą, tu atleidi mane, sumažini pareigom, imi bonusą, nesvarbu, kas tai būtų, atleidi iš darbo. Ir tai turi būti matoma. Tai turi būti matoma visiems. Man, kad aš nekartočiau, jeigu tik bonusą nuėmei, Gintei, kuri komandos narys yra, kad negalėtų net pakalvoti apie tokį dalyką. Ir tau tada ramiau. Ir tada visi ramiai, tarsi visi žino tavo tą vadinamą tokią instrukciją, tas me manual vadinamas. Visi suvokia, visiems labai aišku, klausimų nekyla, visi tada eina daryti dalykus, dėl ko ir atėjo. O ten, žinai, kada barbecue kep, tada jau pasakys, ką galvoja, bet pasakys, kad dažniausiai pasakys, kad ačiū už pamoką, išmokau. Ir tie žmonės tada jie pradeda keistis, todėl kad jie mato, kad palauk, neleidžia taip daryti. Ir čia ne dėl to, kad griežtas, piktas, ar ten kažkas taip. Dėl to, kad taip susitarėm. Mes taip susitarėm. Ir aš turiu laikytis to žodžio. Tu irgi sakei, kad padarysi gerai, nepadarei. Aš tau sakiau, kad aš tau nuimsiu bonusą. Nuimu bonusą. Aš čia noriu pasitikslinti, nes tu vis pamini tą susitariau ir aš bandau matyti savo situacijas darbe ir galvoju, turbūt nesu mačius tokios situacijos, kur yra ten, nežinau, kažko nepadarai vieną kartą. Ir kad egzistuotų iš tiesų tas pokalbis, kur yra sakoma, kad jeigu tu nepadarysi kitą kartą, bus tokia pasekmė. Va šita bus tokia pasekmė, man rodos, aš nesu girdėjus iš tikrųjų. Jo, bet aš suprantu, kad jinai svarbi. Per grasinimą, jeigu tokia, žinai, čia yra, tu aišku negali tą tokį, žinai, darželio lygio, žinai, padaryti. Bet čia yra kalba apie, dviejų sąmoningų žmonių susitarimą. Tai kas bus tada, jeigu nesigaus tas rezultatas, kurį tu man žadi, nes aš tau, žinai, laiku atlyginimą sumoka, mane kaip įmonė, o tu nedeliverini laiku. Tai kas bus? Tai kas bus? Negi tu kitą susirasi. Tipo darbuotoją, ne? Tai palauk, tai čia grasinimai jau yra. Ir jau yra kažkas apie toksiškumo šalia, žinai. Ir kiti mato, kad jau ateina vadovui grasina, prieš pastato, prieš faktą, ką tu padarysi, žinai. Ir kitas, ką aš padarysiu, ir ateina tada skundai, bet tai ką padaryti? Va dėl to, kad nesilaiko žodžio, dėl to jie tai pasako, dėl to jūsų net negerbė, o jūs net neturit kada kitų žmonių ieškoti ir už juos eina daryti. Ir tada gaunasi, kad tas vadovas dažnai būna tas, kuris pats daro dalykus, kiti nepadaro iki galo, bet leidžia, tokį truputėlį manipuliatyvaus bendravimo susidėlioti. Ir kai mes būnam dviese sutarę, ne tai, kad tu man prigrasinai, kad nuimsi bonusą. Aš pats kitą kartą jau, ir patikėk, žmonės įvardina šitus dalykus. Sako, gerai, tai aš prisiimu tą atsakomybę, aš garantuoju, kad bus. Tai kas bus, jeigu nepadarysi? Nuim bonusą. Nuim bonusą. Bet sako, aš tikrai turėsiu nuim bonusą. Taip, viskas tvarkoja, nuim bonusą. Nes netiki, kad nuimsi. Bet kai nuimi vieną kartą, visiems suprantant, žinant, kad tu laikaisi žodžio, tas bonusas nebūtinai kažkur, žinai, iškeliaus, bet į fondą kažkokį sueis dar, kažką tai panašaus. Žmonės jie galės parsigražinti savo ir dar su kaupu, bet pamatys, kokios jų naujos ribos yra, kurių jos patys net nežinojo, kad gali. Ir tai padaro net dar daugiau, ten ne tai, kad tiek daugiau padaro, nebe procentais, bet kartais ir ten tyrimai, atitinkamai, aš kurį paskutinį skaitinėjausi,
žmogus, kuriam patinka tai, ką jisai daro, jis padaro daugiau negu 3 kiti žmonės, kuriems nepatinka tą padaryti. Tai jeigu tu tokius atrandi, tau realiai 3 kitų žmonių nereikia. Bet jeigu tu feilini kaip vadovas ir šalia yra kitas, kuris, tai tave atleis ir pastatys tą. Ir va čia, žinai, visi yra tam win-win arba labai lose-lose toj, žinai, daly. Bet tą reikia tiesiai kalbėti. Ir jeigu mes tiesiai nekalbam, mes tada toleruojam melą. Nu taip, bet taip. Taip yra, Toleruojam melą, toleruojam neatsakomybę tą pačią ir panašiai. Ir leidžiam tai daryti. Man aiškiau, aš dar tokį galvoju pabaigai, nors tu čia jau labai daug tokių patarimų, netiesioginių, žinai, bet aš tai jau visą sąrašą ten susirinkau ir dar galvoju, žinau jau kam nusiųsti po to tą podcastą, kam verta būtų pažiūrėti, žinai, bet dar toks prieš atsisveikinant, paskutinis, nežinau, po vieną patarimą ar pasiūlymą vadovui ir darbuotojui, žinai, apie tas atsakomybės ar... Bet turbūt jau tas ir įvardinta, žinok, apie tą tokį, kad mes kažkaip susidėliojau, kad esam kartu vienoje vietoje. Vienam tam darbe, vienam versle, projekte, kas tai bebūtų. Ir jisai laikinas. Kad ir kaip besidėliosi, jis yra laikinas. Tai tą laikiną kažkaip susitarkim, kaip mes darysim, kad viens kitam nenorėtume ten, kol esam kartu perkast gerklių, o kai jau įsiskirstysim, kad nereikėtų gatvėje prasilenkti į kitą pusę, žinai, pereit. O tai ką mes galim kartu tada padaryti, tam laikė, kol esam kartu. Iš pagarbos viens kitam, iš vertinimo vienas kitam, iš to tokio bendražmogiško supratimo, kad vienas su kitu mes galim daugiau negu atskirai. Ir tikrai nereikia ieškoti kažko tai kito, reikia susitart. Aibės pavyzdžių yra, kuomet kompanijos, organizacijos būna nusivažiavę kažkur ir ne žmonės pakeičia, bet tie žmonės susitarė ir jie pakeičia savyje kažką tai. Tas kažką prasideda nuo mąstymo. Ir kai pasikeičia mąstymą, žmonės kitaip daro sprendimus, padarė kitus sprendimus, kitus daro veiksmus, o spėkas atsitinka, kai gaunasi kitokie veiksmai, kiti rezultatai. Apie ką mes ir dėliojam. Nice. Ačiū labai, Povilai. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū. Ačiū, prašom. Klausyk, Ginte, mes šiaip turim dar temų, ką planavom aptarti čia šiandien, bet kartu sakėm, kad būtų kaip ir gal gerai pabaigti ties ten, nežinau, 1:15, 1:20 ir jau turim 1:15. Tai ką tu į tai, jeigu mes papinam ir uždarinėjam šitą, ar ne? Nes turbūt visko vis tiek neapšnekėsim, tai gal čia yra visai geras momentas yra sustoti. Turbūt yra svarbu žinot, kada sustot. Tai aš tai galvoju, gal pabaigai porą minčių pasidalinkim, ką mes čia šiandien, kokius akcentus norim uždėti. Bent aš pati asmeniškai iš tos mūsų diskusijos su Povilu išsinešu tai, kad atsakomybė yra tiek darbuotojo, tiek vadovo, kuris irgi yra darbuotojas, asmeninis dalykas visų pirma. Ir toks vienas iš receptų, kaip iki to prieiti, iš esmės yra nieko naujo kalbėtis, būt ir kalbėtis atvirai. Ir tada, jeigu turi gerą santykį, žinom vieni kitų lūkesčius ir ko tikimės iš vienas kito ir iš darbo, kokia yra kultūra, kurią mes turim ir norim skatinti organizacijai. Tai, kaip ir Povilas sakė, darbuotojas, kuris yra motyvuotas, yra 3 kart efektyvesnis ir naudingesnis negu tas, kuriam darbe nelabai patinka. Ką tu turi pridėti? Žinok, ir neturiu ką pridėti. Man atrodo, tu taip viską, žinai, vyšnės tokias išrinkai ir suminėjai ir galvoju, neturiu ką pridėti, bet labai noriu papasakoti dar apie sekančią laidą, labai trumpai. Tai jeigu šiam patiko, tai klausykitės mūsų sekančios laidos, kuri bus apie naudas darbuotojams. Labai man nori sakyti perksus, labai sunkus tas naudas darbuotojams, bet apie naudas darbuotojams. Ką norim panagrinėti? Iš vienos pusės, ką ir šiandien truputėlį aptariam iš Car Vertical situacijos, tai, pavyzdžiui, yra, kai kas ofisuose turi masažinės kėdes, ar ne, organizacijos vežasi darbuotojus į workationus ir panašiai, ir panašiai. Ir kai tu nedirbi tokio organizacijai, bet matai, kad tai vyksta, tai atrodo kaip, wow, ten tai aš norėčiau dirbti. O kai pradedi kalbėti su darbuotojais, kurie dirba tokiose organizacijose, tai girdi, kad, tėvais į ofisą, tai nusibodo, galėtų pakeisti ką nors naujo. Jeigu į workationą važiuoja 2 metus iš eilės ten pat, tai irgi jau kažkaip ir nuobodu. Tai toks, tarsi, žinai, kyla klausimas,
kas iš tikrųjų motyvuoja tos darbuotojus ir o kur tai yra, gal tik organizacijos bandymas prisikviesti darbuotojus į ofisą atgal po COVID-o, kas vyksta ir tą darbuotojai jaučia ir tada irgi taip priima, ne visai taip. Kitas kampas yra toks, kur kartais organizacijos tiek užklasinių veiklų priplanuoja, kada ir aiškus darbuotojai nori juose sudalyvauti, kad tada nebelieka laiko dirbti, bet darbus tai reikia padaryti. Tai man atrodo, kad yra čia apie ką pakalbėti, tai va apie tai ir pakalbėsim sekančiam podcast'e. O šiandien ačiū jums visiems, su jumis buvau aš, Vaiva Kubilaitė. Ir Gintė Milkevičiūtė. Ir čia buvo TechKinship podcastas Balsai. Ačiū jums labai.